Esu Karolis, Lietuvos Respublikos pilietis, man 19 metų. Išsilavinimas pagrindinis, taip pat subaigė Šiaulių statybos ir komunalinių paslaugų proftechninę mokyklą, kur įgijau pečių žinių mūrytojas tinkuotojas specialybė. Esu viengungis, esu dirbęs su aptermo izola. Po šios laidos tikiuosi susirasti pastovų darbą. Galėčiau dirbti pagalbinių darbininkų statybose. Esu Saulius, Lietuvos Respublikos pilietis. Man 26 metai. Esu gimęs 1981 metais, vasario 21 dieną. Išsilavinimas pagrindinis. Esu viengungis, bet turiu sugyventinį ir sūnų. Esu dirbęs savanorišką darbą. Turiu pomėgių krepšinį, futbolą, žvejybą. Po laidos tikiuosi laukti kokio nors pasiūlymo. Galėčiau dirbti mūrininkų, autoservise arba pagalbinių darbininkų statybose. Esu Valerijus, Lietuvos Respublikos pilietis. Man 43 metai. Išsilavinimas vidurinis. Taip pat esu įgijęs elektrėnų mokymo centre kompiuterio operatorių specialybę. Esu viengungis. Esu dirbęs Šiaulių keliai pagalbinių darbininkų. Po šios laidos tikiuosi surasti pastovų darbą. Norėčiau dirbti pagal specialybę arba pagalbinių darbininkų. Esu Vytautas, Lietuvos Respublikos pilietis. Man 42 metų. Išsilavinimas spec vidurinis. Esu pabaigęs Raseinių profesinę mokyklą, kur įsigijau mašinisto specialybę. Esu vedęs, turiu 3 vaikus. Esu dirbęs miško urėdijoje, miško pjovėjų. Po laidos tikiuosi susirasti pastovų darbą. Galėčiau dirbti pagalbinių darbininkų žemės ūkyje.